Labą. Prieš tau žiūrint toliau, tik norėjau pasakyti porą dalykų. Tai visų pirma, jeigu pirmą kartą esi ir net neįsivaizduoji, kas čia yra, tai mes esame du jaunuoliai dar mokyklos suole sukūrę stalo žaidimą neregiams ir puikiai matantiems žmonėms Brailink. Ir antras dalykas, tai čia nėra filmas, kur yra siužetas ir viskas sukurta, kad žiūrovui būtų kuo įdomiau, bet tai yra kelionė. Mes pasiemame jumis į kelionę ir mes patys keliaujame tik tais pirmą kartą. Kelionė yra kalnuota, duobėta, permaininga, kartais labai greita, tada labai lėta ir labai įdomi. Taigi šis video taip pat bus vietomis labai chaotiškas, greitas, lėtas, permainingas. Ačiū, kad žiūrit. Man asmeniškai Telšiai ir yra šits ežeras. Va, tikri Telšiai. Toks highlightas. Toks, žiauriai šiaip faina vieta. Jeigu gyvenčiau Telšiuos, tai bėgiočiau čia tikrai. Aš jaučiuosi išsunktas, išgręžtas, išsekęs ir labai laimingas, iš tikro. Ta prasme, 5 pamokas iš eilės, tą patį pranešimą, aišku, kitais žodžiais, 4 minučių čia realiai, belekiek kalbėjimo, nugaros nebejaučiu, kojų nebejaučiu, bet man žiauriai patiko. Tai iš tikro dar vienas įrodymas, kad, viešas kalbėjimas yra kažkas, kas tikrai man limpa ir man reikia tai daryti toliau ir kitiems labai patinka kokie atsiliepimai. Tai va, bet aišku, per daug. 5 iš eilės yra per daug limitų išbandyms ir jau 4 nebebuvo kokybės, atrodo. Gal 3, 4 toks biški žemiau, 3, 4 atsigavau jau. Ir 5 iš viso geras buvo. Jau finišavau stipriai, atidaviau visą save, bet negalėjau net pastovėti ir dabar kojos veliasi. Bet sakau, esu labai happy ir čia yra svarbiausia. Jeigu tu atrandi gyvenime, kad tau patinka daryti, tu gali daryti tai valandas ir taip tu jauties pavargęs ir tu nori poilsio, bet tu vis tiek tau patinka daryti tai, kad tu darai. Viskas, aš grįžau namo, varau pamiegoti ir mano autobusas rytoj į Šiaulius išvyksta 4 valandą. Tai arba pasimatysim dar vakare, arba jau naktį 4 ryto. Susitiksim, kaip ten sako, už 3 sekundžių. Labas rytas, keliautojai. Kaip jūs miegojat? Aš tai iš tikro labai gerai, kad esu čia, nes tikrai gerai taip pramiegau šįryt. Turėjau keltis iš tikro 3:30. Tai buvau nusimatęs, kad tvarkingai susidėlioti viską, 4 mano autobusas, bet tik žiūriu ryte jau 4, aš dar lavytei, tai teko viską daryti ekspresu ir visi vlogo reikalai iškart šoko į antrą planą, nieko nesu pafilmavęs, tik kaip taksą važiuoju. Bet rūbus išsilyginau, viską radau, viską susidėjau, kur man reikėjo, galvą spėjau išsiplauti, tai čia visai gerai. Tai dabar 4 važiuojame į Šiaulius. Wow, guys, gražu, ne? Aš esu matęs šitą gatvę, kad ji yra, bet aš nesu čia buvęs. Ir iš tikrųjų noriu pasakyti, kad man labai čia patinka. Ta prasme, labai gražu. Dar gal tas rytas, ramu, nėra žmonių visiškai.
ir tikrai faniai čia. O šiaip dabar ir po 6:15, tai žiūrėsit kažkada kitą dieną, bet dabar jau čia vis tiek keliatės į naują dieną. Dabar yra ketvirtadienis, tai gero visiems ketvirtadienį ir norėjau kaip tik pasakyti, kad jūs nepamirškit, kad jūsų gyvenimas jis nėra atsitiktinums. Jis nėra atsitiktinums, jūs nesat šiaip netyčia atsiradę šito žemėje. Jūs turit planą, jūs turit tikslą ir jūs turit kažką, kuris labai jums myli. Tai yra Dievas. Iš tikro, žinokit, ir jūs iš tikro nieko labai negalite padaryti dėl to, kad jis jumis myli. Jis jumis myli, nes tiesiog jis ir meilė, jūs nieko negalite dėl to padaryti. Ir aš kiekvienam linkiu atrasti šitą meilę, nes iš tikro keit gyvenimus. Tai va, visiems geros dienos. Ir man geros dienos. Aš jau artėjau prie savo tikslo. Ok, esu minutę nuo savo tikslo, tai dabar papasakosiu, kur iš tikrųjų aš atvykau. Aš atvykau, čia toks šiaip yra restoranas Žemaitis, bet kodėl aš čia atvykau? Tai yra toks BNI, verslo žodžių klubai, kurie padeda vieni kitiems. Yra ten nemažai miestų, tai aš atvykau į Šiaulių BNI klubą. Grynai su priežastim papitchinti Brailink ir paskatinti verslus dovanoti žaidimus neregiam. Bet iš tikro, čia yra dabar istorija. Nes lygiai prieš 2 metus, 23 metų gegužės pradžioje mes laimėjom kelialapį į Stambulą ir mes kaip tik dieną prieš buvome Šiauliuose, šitame BNI klube, šitoj pačioje vietoje jie rinkosi ir tada. Tai iš tikro čia yra istorinė kelionė, ką jūs dabar matot. Sorry, tai aš ir pabaigiau ir nepabaigiau mintį. Mes dieną prieš buvom tam BNI klube, tai aš dabar esu BNI klube gegužės 8 ir rytoj gegužės 9 ir vyksta tas nacionalinis Lietuvos etapas, kur nauja komanda iškeliaus į Europinį etapą. Ir irgi ten būsim ir irgi ten pamatysit, kas bus. Nu viskas. Atidirbom, atbuvom, atpusryčiavom. Buvo fainiai sugrįžti, matytų veidų. Tai kaip šiaip sekės, įdomiai sekės. Nebuvo šiaip initial daug seilų. Kas biški nuvylė, nebuvo tokių iškart, kad turėjo ten 20 verslininkų, aš noriu dovanoti. Tai reikės būtinai sugrįžti, follow-upinti, kaip sakant, pardavimas dažniausiai neįvyksta iš karto, reikia dirbti, kad jis įvyktų, reikia finalizuoti. Aš bandau filmuoti YouTube'ą, galbūt suvaidinsiu kažką. Taip, žinai, pabandyti. Dabar tipo 4 dienas, vis ir pabiškai ir galbūt gausiu į YouTube'ą įdekį. Vlogas tipo? Taip, kažkoks. Aš kažkur girdėjęs, kad Leikstekai šiaip pardavinėjami beveik savikainą. Ta prasme... Gal didžiausių visų žaidimų? Jo, va būtent šitas. Parodysiu jums didžiausią Lietuvos knygą. Šiaip jaučiasi gerai, neturėtų lengvai pleišti. Tai va, tokia knyga. Čia dabar tyliai kalbėsiu, kad tuoj renginį turėsim. Va, šitą vietelį kalbėsim, antri. Ten matot Elygą, sėdi, ruošias, skaito, pergyvena. Aš irgi tu ateisiu pergyventi ir ruoštis. Aš jaučiu surado. Tai labai gerai, nes Dainora nuo pernai metų. Visiems ir visoms labai malonu matyti rytinę konferenciją ir kad jaunieji mūsų bičiuliai ir bičiulės nori dalintis ir mokytis, bet pirmiausiai ištirti, kad galėtų dalintis. Vaidino filme ir audio seriale vaidino ir dabar mes žiūrėsime. Ir jo, mes dabar esame dar pasileidę nuolaidą savo puslapį, tai yra brailingame.com. Tai brailing game, jeigu tai visiškai lietuviškai. Nu ką, iš tikrųjų buvo labai super, dėja negalėjom pasilikti sekančią renginio dalį, gavom gėlių dar. Reikia iš karto varyti mums varau į sekantį susitikimą su Šiaulių neregių asociacija, žodžiu, su klubu darau žaidimo pristatymą. Eligijus tuoj važiuos į vieną irgi ugdymo centrą ir tada važiuojame į Vilnių. Tai dabar kažkur yra mano boltas ir važiuojam pas tos neregius. Bet jūs labiau pagal brailio raštą ar pagal raidę? Ne pagal raidę, aš dabar galvoju. Čia stogelį radau, reiškia raidė mano šitai. Čia viena raidė, mažos nėra raidės. Ne, čia viena didelė spausdintinė raidė, bet čia tokia sunkesnė yra jo. Aš tai turiu jausti kažką. R raidė, ar ne? Taip, čia yra R.
Bravo. Pilviukas ir tas kojytė. Mama, taip. Nu čia L. Taip. Ir L. Taip. Tuščias viens yra. A tuščias yra tarpeliai, žinot, kai nebegalit sujungti žodžio, tai tada deda tarpelį, jo čia pagalba tokia. Viešoji tokia iškėlums. O va šičia, man atrodo, irgi ką, o ne ką. Nu vis tiek, va taip. Čia būt. Brailį lengviau iš karto. Kodėl tau kitą raidę vadinasi? Matai, N iš karto sakė. Ir dabar pajauskit, kur yra dėžė. Sukite ranką dešinę, ištieskit dešinę ranką į priekį. Užčiopkit dėžę, dar į priekį ištieskit. Jo, ir ant dėžės yra toksai kodas. Tai pabandykit skanuoti visą dėžę ir raskit. Kuo aukščiau pakelsit, tuo daugiau plotą apimsit telefoną, kuo aukščiau pakelsit. Dabar tik nuskanuokit QR kodą ir paspausit nuorodą, kuri atsidarys. Ir pasigarsinkit. Aš esu Damiras. Aš esu Eligijus. Ačiū, kad pasirinkote Braille. Linkime nepamirštamų įspūdžių. Mes esame du jaunuoliai iš Mažeikių. Mokyklos suole sukūrė stalo žaidimą, kurį netrukus. Jeigu sudėliojate žodį katė, čia 4 raidės. Vadinasi, gaunate 4 taškus. Tačiau, jeigu kitas žaidėjas prie žodžio katė prideda raidę S, jis gauna 5 taškus. Nes naujas žodis katės yra iš 5 raidžių. Nu tai patiko žaidimas, ne? Labai. Bet jūs dirbate, ne, kaip žinia. Nu, čia mūsų klientas. Eiktų savo. Ta prasme, jūs matėt šitą patys. Aš nespėjau visko filmuoti, ta prasme, bet tiek daug emocijų dar buvo, kuriuo aš nenufilmavau, nes, nu, aš pristatinėti atvariau, tai visko negalėjau ten dar filmuoti, bet reikėjo ir pasakoti, ir kalbėti, ir bendrauti, bet, nu, jūs matėt patys, kaip čia buvo, ir galiu tikrai pasakyti, kad dėl tokių emocijų ir dėl tokių momentų, manau, Brailing yra kūriamas ir viena iš priežasčių, kodėl jis dar gyvuoja, kad ir kaip kartais sunku, kad ir kaip kartais atrodo, kad bent nepelninga čia ta verslo idėja, ne apie pinigus, čia viskas yra apie tokias emocijas, kurias jūs matėt, mes matėm, padovanojau aš savo gėlės jiems, nes vis tiek nesiveši į Vilnių, tai irgi eiktų savo kokios gėlės, ta prasme, jie ant tiek už viską dėkingi, jie man tiek viskas faina ir jie ant tiek džiaugias gyvenimu ir vat man tas labiausiai ir žavi, tai atsiminkit draugai, neregiai nėra tie, kurie nemato fiziškai, neregiai yra tie, kurie pasirenka nematyti kito žmogaus problemos. Tai nebūkit gyvenime akli. Nu ką, ačiū Šiauliams, buvo fainiai. Ir lekiame toliau, varom į Vilnių. Dabar tiesiog ten reikia nuvažiuoti, iš tikrųjų, kaip aš valgyt noriu. Mes norim jumis supažindinti su mūsų pirmu Vilniui draugeliu. Kai mes tik laimėjom ir pradėjom važinėti, tai pastoviai šitas dėdė būdavo mūsų draugelis, kur praeidavom ir sakydavom šits ir kiets. Taip kad atsargiai, matematika matėt, kokius žylus daro. Nu ką, atvarėmės vėl rytą ir filmuosimės. Spėju, kad jeigu aš greitai sudėtinsiu šitą video, tai negaliu sakyti, kodėl mes čia filmuojamės, bet jeigu negreitai, tai tada uždėsiu titrą, kokiai progai mes čia filmuosimės. Labai faina ofisą čia tokia atėjom, dar neįsivaizduojam, kaip atrodys viduj. Čia ir burgai yra. Ir pagalvojom apie 2 segmentus žmonių. Tai vienus žmonės, kurie nemato ir kiti žmonės, kurie negirdi. Bet sužinojom, kad žmonės, kurie negirdi, turi gestų kalbą ir gestų kalba kiekvienoje šalyje yra labai skirtinga. Ir iš karto supratom, kad pagaminti kiekvienoje šalyje bus labai sudėtinga. Tai pasilikome prie Brailio rašto, bet neturėjome nei neregių, nieko. Tuo metu galbūt pirmą kartą mes supratom, kad mūsų idėja nebėra apie mumis, bet jie yra apie kitus žmonės, apie neregius. Jie yra įvairūs ir aš manau, augant mums keisis ir jie.
šiuo metu mes esam sufokusavę labai į dabartį, į tai, kas vyksta šiandien. Mes turim išankstinius užsakymus, mes turime pardavimus čia Lietuvoje, taip pat ir dovanos. Nes čia, pavyzdžiui, šitas yra tinkama. Aš noriu visiems parodyti, kaip Eligijus iš pat Šiaulių iki pat Vilniaus vežėsi gėlės Abigailiai. Važiuokit, jos neatlaikė. Bet svarbu, kad meilė atlaikė. Meilė atlaikė, bet... Gėlės, žodžiu, gėlių nevežiuokit toli, jos nelabai laiko. Mes grįžom į Expo ir jo. Ir grįžom į Expo. Hello chat, žodžiu, jau porą valandų mes čia esam tam renginį ir net nematėt jūs nieko kol kas, biškį pamiršom apie vlogą. Bet žodžiu, šitas renginys, šitoje vietoje, jeigu žiūrės šitą penktadienį, lygiai prieš 2 metus buvo tas, kur mes laimėjom tą pirmą vietą Lietuvoje ir gavom galimybę važiuoti į Stambulą. Tai dabar irgi susirinko geriausios Lietuvos komandos, verslai pristatyti savo idėjų, mokyklos suolė ir geriausi iš jų šiandien gauna kelialapį varyti į Atėnus šią Liepą. Tai va, žiūri fainai, pabandysiu kažką pafilmuoti ir idėjas fainas, ir moksleivis, ir šiaip visą patirtį. Dabar negalim naudoti? Koks pats galiausiai jums? Man merkių žolelė, tai jau visas išmirko. O tiesiog taip mirkyti čia? O kas čia yra įdėta į vidų? Čia mažas Ok. Bet jau čia karštas bus, ne? Ne, karštas. Bairis. Bairis? Nu, ta prasme, kažkoks galiojimas vis tiek jūs gausite įdėti. Tai bus ne šio faitas, apie 5 metai, žinai. Nu ką, praėjo pirmą valandėlę, įvertinau nemažai komandų. Honest opinion apie komandas, idėjas, kaip tau atrodo? Man atrodo, kad idėjos visai nėra blogos ir komandų šiaip iš tikrųjų nėra blogos. Kažkur kažko trūksta apie supratimą, kaip parduoti, kodėl parduoti ir kokią iš tikrųjų jie problemą sprendžia. Nes daug kas sprendžia, kad sėdi prie telefono ir mes sukursim tipo, kažką, kad nesėdėtų, nu, taip. Atrodo, trūksta rimtesnių problemų solvingo. Okay. Medžiagų kokybė yra geresnė, kaina yra pigesnė. Mūsų tikslas yra įkvėpti jaunimą, būti sveikesniems ir valgyti sveikiau. Dabar čia už manęs matot vaikinukus, kurie pitchą repetuoja. Tai mes prieš 2 metus mes visiškai nemokėjom pitcho, mes jau patekom į top 10 ir mes buvom 8, tai mes grinai turėjom 8x4, tai apie pusę valandos ten išmokti tą savo pitchą ir jau reikėjo lipti ant scenos. Tai aš įsivaizduoju, kaip jie jaudinas. Aš nežinau, ar jie moka pitchą, nes mes tai visiškai jo nemokėjom ir grinai turėjom vienintelį iš tų laikų išmokti, bet nu kažkaip. Bet buvo tada labai daug nervų. Grįžtume dabar ką? Nu, ta prasme, jūs turite suprasti vieną, kur yra jūsų klientas. Nes man, ar jūs suprantate, kur yra jūsų klientas? Kur? Dabar kavinėje kafeinė, tikriausiai brangiausia kava. Kliento portretas. Šiaip dažniausiai būna toksai. Labai jaudinuosi, nes visada man šita akimirka yra kažkas tokio. Nes žiūrint į jūs, aš matau tiek degančių, pasaulį pakeisti norinčių akių. Ir čia yra tokia kosminė energija, nes šitiek idėjų gali pakeisti pasaulį. Ir tai yra jūsų visų nuopelnas. Pasidžiaukite savimi ir tikrai paplokite sau. Dabar paskelbsiu, kasgi laimėjo.
Nu ką, mes baigėm savo renginį ir šiaip praėjo fainai. Labai. Man patiko, kaip praėjo ir geras organizaciškai ir laimėjo 9-okės 3 sukūrusios ant stalo žaidimą. Tai jom čia yra life changing, jom čia yra skrydis į Atėnus už 1,5 mėnesio. Tai va, ir vlogą šiandien baigiam, rytoj varom į Kauną, tai dar kažką pafilmuosim. Tai va. Skrendi. Ir varom iš tikro pitchint. Varom pitchint dėl neregių, dėl brailing, dėl projekto, nežinau, šiaip pergyveni. Tikslas yra, kad padovanot 175 žaidimus. Tai 8,000 apyvartos. Tai žiūrėsim. Tai žiūrėsim, jo. Šiaip aš galiu pasakyti, kažkaip nepergyvenu. Bet suprantu, kad atsakomybė didelė šito. Taip pat suprantu, kad publika nėra tokia versliška, kebli ir negatyviai nusiteikusi, bet mūsų tikslas didžiulis. Tai pasiekt bus vis tiek labai sunku. Tai pavarom. Būtent yra marketingas. Paklausime, ar žaidžiate šitais stalo žaidimais? Tai sakė, nežaidžiame, nes... Pergalė. Iš tikrųjų viskas, baigėm ir čia buvo tikrai pergalė. Labai jaudinomės, kai reikėjo kalbėti. Nežinau, ar jūs tikit, kaip mes sakom, kad mes pergyvenam. Bet, supraskit, tu atvyksti pas rimtus žmonės, prašyti pinigų, didelių pinigų, tūkstančių, prašyti paramos, tai aišku, kad tu jaudinės. Bet labai gerai pakalbėjom, buvo labai gera emocija. Užmėsgėm iš karto ryšį su nemažai žmonių. Aš nežinau, ar mums pavyks tos 8,000 susirinkti. Bet gal ir daugiau pavyks, o gal mažiau, bet tikrai buvo produktyvus pristatymas, labai fainiai ir dabar vyksime Mažeikius ir manau labai gera vlogo pabaiga. Su šokiu, žiūrėkit, baigsim. Tai va, linkiu ir jums geros likusios dienelės, šokio, dainos ir gero laiko. Iki. Su jumis buvo Damiras, Eligijus ir Brailing komanda.